Irmutę pažįstu nuo gimimo. Ji gimė labai mažytė, mažutė kaip coliukė. Po to ūgtelė pradėti darželį kaip visi vaikai. Ji buvo labai linksma mergaitė. Bėgo laikas ir augo, pradėti mokyklą, bet sunkiausias momentas Irmos gyvenime buvo, kai jis ėjo 15 metų. Tada mirė Irmos tėtis, vienas mano sūnų. Bet susitaikius su netiktimi, Irma vis tiek žengė pirmyn. Įstojo mokytis Šiaulių kolegiją, kur pabaigė aplinkosaugos specialybę. Pabaigė mokslus, pradėjo ieškoti Lietuvoje darbo. Bet darbo neradus čia, išvyko su draugu į Olandiją. Dabar ten jau 2 metai, aš pasiilgstu jos. Vis galvoju, kaip jai sekasi ten. Dabar apie metus dirbu drabužių parduotuvės sandėly. Dirbu arba su skaneriu renku drabužius, arba stoviu prie konvejerio. Man asmeniškai pats baisiausias darbas yra stovėti prie konvejerio, kadangi tai tiesiog žudančios monotonijos darbas ir jį turiu daryti 8 valandas per dieną, 5 dienas ir į savaitę ir kartais netgi dar ilgiau. Aišku, kiekvienas darbas turi savų privalumų, savų trūkumų. Maniškiam darbe dabar patinka, kad dirba ganėtinai daug žmonių iš įvairių šalių ir tas yra įdomu, kadangi tu su jais susitinki, pasikalbi, kažkaip spėju sužinai daugiau apie tų šalių dabartinę padėtį, jų kultūrą, daug įvairių dalykų iš tų žmonių, negu kad skaitydamas kokią sausą knygą ar žiūrėdamas kažką per televizorių, kadangi jie tikrai turi daug ką papasakoti. Taip pat kaip ir asmeniškai, kaip lietuvis, gali pasakyti ganėtinai daug apie savo šalį, kas vyksta joje šiuo metu. Tai tas yra įdomesnė darbo dalis. Bet kaip bebūtų, darbas yra darbas ir tikrai tikiuosi su laiku kada nors susirasti geresnį darbą. Aišku, geriausiai norėčiau pagal savo profesiją, bet gal kada nors tai bus. Eglutė skarota, eglutė žalia. Žiūrėk, ta gal graži. Tokia. Čia dar žiūrėk tokios siauros. Tik biški šakas kažkaip iš šūnus jų. Čia dar neatrodytų. Aha. Dar pasižiūriu. Aš noriu didelas. O žiūrėk, tokia yra. Šitą gal jau gražesnė. Žiūrėk, dar tokia. Tokia. Mata, didelis toks. Mag je deze pakken? 22,50 stond je op. Robotės byloje neturim, galėtume atimti.
Pradžioje, kai atvažiavau, buvo kažkaip sunku ir įdomu tuo pačiu metu Olandijoje kažkaip vis vien ieškaisi darbo, žiūri gyvenamos vietos, taip daug įvykių per pirmus pusę metų. Taip pat sunku tai pagrindė dėl kalbos žinių visiško neturėjimo ir dėl įstatymų skirtumų tarp dviejų šalių. Geriausiai prisimenu, vieną iš pirmųjų dienų laukiau autobuso ir vis atsistojus galvojau, kaip dabar pasakyti stotelės pavadinimą, nes tokio žodžio netgi ištarti nelabai sugebėjau tuo metu. Įlipau į autobusą, padaviau pinigus ir vis bandžiau jį kaip nors ištarti. Vairuotoja mane kažkaip tai bandė labai suprasti, matas nuoširdžiai nusišypsojo ir įleido. Ir išlipant vėl pamojavo ir atsisveikino taip linksmai. Tai suteikia kažkaip tai tokį pasitikėjimo jausmą, kad vis viena aplinkiniai žmonės supranta, kad tau sunku ir tau prie to paties padeda. Okay, I'm going to be Santa Claus. I will be Santa Claus. Okay. We're gonna start. Who's been bad and who's been good today? I'm gonna put my arm down and I'm gonna read. Who's been naughty today? I've been so bad. Let's go for this one. And this is for one ugly son of a gun. Thank you. Mr. Gadute. 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 He starts 11. Hey! But I don't have USB. Okay, next person. This one. And I know, this is for the meow. Kitty on it. Meow! It's a pen. It's an umbrella. Umbrella? Yeah, maar it's a shoe. It's a bottle opener. Yep, and Janneke. Ir Olandų pasakėlė, kuri yra įžymi per vaikus ilgus. That goes deep into the Dutch culture. I think everybody in Holland who is going to school here knows Jip and Janneke. Everybody. That's you start to read with it. It's easy reading. It's good. It's for kids until 8 years. Till 8, hè? Yeah. But we gotta start somewhere. From 0 till 8. 8 years. That's a lot. Look at that. Sure. Official. Moet je zijn linkerhand eens indrukken. Yeah, it's vibrating. Vibrating monkey. Look at that. It's a Stolzen massageren monkey. You know, it vibrates, and with a banana you can do whatever you want. Okay, here we go. Oh, what the hell So is Mario, this? Santa brought you. Kalėdos šiais metais kitokios. Pirmą kartą Irmos nėra namuose. Aš atsimenu visas jos kalėdas. Ji būdavo labai laiminga. Kai buvo maža, su sesė ir broliu jie turėjo susitarimą. Kas pirmas atsikels, pažadina kitus ir visi bėga prie eglutės išpakuoti dovanų. Dovanos nebūdavo pačios geriausios.
betgi visada jomis džiaugdavosi. Džiaugiasi tuo, ką turėjo. Labas, Irma. Noriu pasakyti, kad kai kas atsitiko. Papasakosiu, kai susiskambinsim daugiau. O šiaip reikėtų, kad tu grįžtum per kelias dienas. Važiuoju Irma.